Čia konkrečiau jisai taip sudėlioja viską. Pradžiai, Vytautas Sirvydis. Tikriausiai visiems žinomos mano pažiūros dėl nevykusios baudžiamosios politikos pernelyg griežtų ir nesubalansuotų bausmių. Jau nekalbant apie įstatyminės prielaidas, pažeisti esminės žmogaus teisės baudžiamajame procese. Atrodytų bausmė švelninimas yra gerai ir tereikia tik džiaugtis. Bendruoju atveju taip, tačiau dėja ne visada. Jūsų žiniai šiuo metu žiniasklaidai darniai tylint, pabrėžiu, Seime konservatorių, liberalų ir valdančių balsais stumiamas visas paketas baudžiamojo kodekso pakeitimų susijusių su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnių nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Visa krūva straipsnį išvardinta. Šio projekto iniciatorius Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji moterų grupė. Jau pats grupės pavadinimas, bent man kelia nemažų abejonių, ypač tų moterų laikinumas. Atrodytų kaip žavu. Moteris siekia savo tikslų, siekiant apsaugoti moteris nuo seksualinio smurto ir nederamo elgesio šioje srityje. Nebesivarginsiu beletristiką. Gal niekam šis įrašas neįdomus, netrodys įdomu ir aktualiu, tačiau vieną pakeitimą pradžiai pacituosiu. Ankstesnė, dabar galiojančia įstatymo redakcija, grupinis išžaginimas yra baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų. Pagal dabartinį moterų siūlymą bausmė radikaliai švelninama. Ir už tokią veiklą, tai yra grupinį išžaginimą, jau grėstų laisvės atėmimas nuo 1 iki 6 metų. Nuo 3 iki 10 mažinamas nuo 1 iki 6. Manau, jau šis vienintelis pavyzdys yra daugiau nei pakankamas suprasti, kogi siekia projekto iniciatorius. Kad bendrininkų žaginusių žmogų teisinė padėtis labai ženkliai palengvėtų. O toje dalyje, čia geltonai matote pabraukta, kurioje įstatymai yra keičiami, esą vardan nepilnamečių ir mažamečių interesų apsaugos, yra dar nepalyginti baisiau, kadangi laisvanoriško sutikimo sąvoka yra absoliučiai nesusieta su vaiko. O vaikas pagal Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją yra bet kuris asmuo iki 18 metų, bejėgiška būkle. Pagal siekiamą įstatymo pakeitimą, bet kokio amžiaus vaikas galės išreikšti pabrauktą raudonai laisvanorišką sutikimą, kad su juo būtų lytiškai santykiaujama vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu. Norom, nenorom. Pasak vienos garsios politikės, mintis kyla įvairios. Ar tik nebus šiuo atveju stengiamasi padėti vienam konkrečiam nuteistajam, vienu konkrečiu atveju, kuriam šie pakeitimai būtų itin aktualūs. Moteris siūlo įstatymą, kad už grupinį išžaginimą būtų mažesnės bausmės. Kad nepilnametis vaikas paspaustas ar dar kažkaip teismo metu ar kokiu veikėju sakytų, jo, aš sutikau būti seksualiai išnaudojamas ir tada prievartautojas būtų atleistas nuo atsakomybės. Moteris bilotai ir ten daugiau visokių kokių. Iki ko nusirito čia save konservatoriam vadinančios veikėjas, bet čia, kaip matėte, įrašė ir liberalai, leftistai realiai prikišo nagus ir valdantieji socialdemokratai. Ir čia jau yra be žodžių. Aš tiesiog priminsiu tokia smulkmena. Irane už vaikų prievartavimą mirties bausmė. Tiesiog mirties bausmė.